Tęsinys, neigiamas nuosavas kapitalas, tai kaip galvojate, po konsultacijos, ar sutvarkytas mažosios bendrijos neigiamas kapitalas ir ar jisai tapo teigiamu? Teisingas atsakymas – taip. Viskas tvarkoj. Bet žinoma, tai, sakyčiau, susiklostė tinkamos aplinkybės ir įmoniai tiesiog reikėjo sudėlioti algoritmą, kaip viską gražiai, tvarkingai sutvarkyti buhalteriškai. Tai įvedu šiek tiek į kontekstą, kad mažoji bendrija užsiima nekilnojamojo turto objektų vystymo veikla. 24 metais įsisteigė, 24 metais įsigijo nekilnojamojo turto objektą už tuometinę kainą, padarė tam tikrų pakeitimų, pagerinimų, tada 25 metų pradžioje atliko turto vertinimą ir įsivertino turtą jau gerokai brangiau negu jį pirko. Bet iš kur atsirado neigiamas nuosavas kapitalas? Tai 24 metais mažoji bendrija negavo jokių pajamų, bet patyrė veiklos pradžios išlaidų, taip pat to turto pradžios išlaidų ir atitinkamai susigeneravo nuostolis. Tai va tas nuostolis, veiklos nuostolis, jis ir sukūrė neigiamo nuosavo kapitalo rodiklį, dėl kurio bankai pasakė stop, mes negalime šitos įmonės kredituoti. Tai labai gera aplinkybė yra ta, kad mažoji bendrija turi atlikusi nekilnojamo turto vertinimą ir turi raštišką ataskaitą, kad vertė yra pakilusi. Tai vat būtent šitą ataskaitą vadovaujantis apskaitoje rekomendavau padaryti įrašus, visų pirma prisipažinti nekilnojamąjį turtą investiciniu turtu, tai reiškia, kad jam nebus skaičiuojamas nusidėvėjimas. Ir taip pat apskaityti tą investicinį turtą pagal tikrąją rinkos vertę. Tai vat jie turi tikrąją rinkos vertę ir darys įrašą, pabrangimo įrašą, kuris sukurs vertės pabrangimo pajamas ir atitinkamai susitvarkys neigiamas nuosavas kapitalas, nes jau 25 metais bus pajamų, vertės pakilimo pajamų, taip pat jau jie pradėjo gaudinėti nuomas pajamas nedidelės ir automatiškai jau matematiškai susitvarkys jų neigiamas nuosavas kapitalas. Tai čia, sakyčiau, toks lengvasis galbūt variantas, kada tiesiog įmonei reikia truputėlį pažiūrėti, ką jie turi ir padėti. Tiesa, labai dar svarbus momentas, kad mažosios bendrijos paprastai, kai pradeda savo veiklą, būna pasirinkusios apskaitą tvarkyti pagal 38 verslo apskaitos standartą, o jis yra toks labai siauras. Ir jame tokie atvejai kaip turto investicinis turtas, kaip apskaitimas tikrąją rinkos vertę nėra numatyti. Tai todėl pati pirminė rekomendacija yra apskritai keisti apskaitos politiką ir nuo 38 verslo apskaitos standarto pereiti prie visų apskaitos standartų taikymų, ką daro ir visos Lietuvos įmonės, kurios yra nemažosios bendrijos ir kuriom netinka mažųjų bendrijų apskaitos standartas. Bet tame nėra čia kažkokio tai labai didelio, sakykime, dalyko ar kaštų kažkokių tai ir panašiai ir pakeisti visiškai nėra sunku, ypač kai dar yra tikrai įmonė jauna, įmonės veiklos pradžia, galima sakyti. Tai va, tai toks reziumė, jeigu jūs irgi norite pasikonsultuoti, galbūt irgi vystote nekilnojamo turto veiklą, galbūt irgi turite panašių klausimų, tai galite rašyti info@žinius.lt ir mes užregistruosime jūs konsultacijai, galite parašyti man žinutę, galite padaryti man balso žinutę, tiesa tik tokia, tai nepažadu, kad aš ją labai greit perklausysiu, nes nesu ištisai online. Tai kol kas tiek.